Toliau laidoje patarimai ir konsultacijos medinių namų savininkams. Į mūsų laidą kreipėsi žiūrovas, kuris klausė patarimo, kaip išgelbėti medinį fasadą, kai lentelės išsikraipia ir ypatingai pietinėje pusėje. Padėtis atrodė beviltiška. Taigi ką daryti, kad nereikėtų keisti fasado? Patarimo kreipėmės į laidos konsultantus iš bendrovės Medžio Aura. Situaciją įvertino šios įmonės direktorius Darius Miliauskas. Kaip jisai siūlo gelbėti šią situaciją? Namą jie apsikalė prieš 12 metų, apkaltas yra obuoliuoto paviršiaus dailylentėmis ir meistrų sumontuotas fasadas yra. Ir sako, mums taip jisai baisiai atrodo ir ką daryti. Ir tokia daugiau mažiau, sakyčiau, tai yra klasikinė situacija. Klasikinė dėl to, kad pas mus taip įprasta Lietuvoje labai dažnai meistras kaip ir supranta, kaip montuoti, bet jeigu prašo kažkaip kitaip montuoti klientas būtent, tai jis vykdo paraidžiui kliento prašymą. Ne visada tas kliento prašymas būna teisingas, kartais ir meistrai būna klaidų daro ir panašiai. Tai kai mes pamatėm tą fasadą, išsiaiškinom, kas jam yra, esmė yra tokia, kad lentelės yra, tarkim, tvirtintos ne su vinimis, ne su medsraigčiais, o su tokiom plonom vinutėm. Plonom vinutėm, kad klientas norėjo, kad jų nesimatytų. Tai meistras taip ir padarė, kad jų nesimatytų, nes taip klientas prašo iš tikrųjų. Adatėlės tos neužlaiko dailylentės, ji, sakykime, džiūdama deformuojasi, riečiasi ir tas visas fasadas išsikraipia ir kai kurios lentutės net nebegali grįžti atgal. Va čia aiškiai matosi, tarkim, viršuje lentutė, jis susikryžiavo, išsinėrė ir nebegali sugrįžti. Seniau buvo gaminamas dailylentės, niekas nekreidavo iš punto gilį ir negilų špuntas. Ir kai negilų špuntas, lentutės džiūdamas prasiskiria, susikryžiuoja ir nebegali lentutė sugrįžti. Ir tas fasadas tada atrodo toks visas išsikraipęs. Kokie jūsų patarimai, ką daryti? Tai vat, mes ir su klientu ieškojom tokio optimalaus, nebrangiausio sprendimo ir pamatėm, kad visai realu yra parinkus geresnius medvaržčius, taip, kad sukant jie nenutrūktų, sutvirtinti tą fasadą. Vietoj tų vinučių, adatyčių, susukti medvaržčius, nesvarbu, kad jie jau patapo matomi, bet labai gražiai pietinė pusė jau susitvarkė klientas, lieka susitvarkius aukšto slėgio plovykla, nuplauti fasadą, tada jau sekantis žingsniai, ten gruntuoti, dažyti ir panašiai. Su Skandinavijos medžio apdirbimo įmonėmis dirbančios Medžio Auros savininkė Irmantė Miliauskienė sako, kad laikai pasikeitė ir šiuolaikinės medžiagos bei sprendimai gerokai prailgina medinio fasado gyvavimą. Tai Irmantė, ką daryti, ką rinktis, kaip teisingai pasirinkti tą fasadą, kaip teisingai pasirinkti lenteles fasadui, kad jos kuo ilgiau tarnautų. Dabar tos taisyklės pasikeitė tai, kas buvo prieš 12 metų. Aš labai gerai prisimenu, kai pačioje pradžioje veiklos pas mus buvo taip pat irgi pardavime tik tais obliuota dailylentė ir mes suvokimą turėjom tik apie obliuotą dailylentę. Ir tikrai labai daug esam fasadų ir patys per nežinojimą pardavę obliuotos dailylentės. Ir paskui, sakyčiau, gal buvom vieni iš pirmųjų, kurie Lietuvoje pradėjome prekiauti būtent šiaušta dailylentė. Tai ji daugiau įgeria dažų, ilgesnis laikymas, ilgesnis tarnavimas. Plius yra prailgintas špuntas. Šiaušta dailylentė svarbiausia, kad jin būtų eglė lauko fasadui. Pušis, šiuo atveju čia yra naudota buvo pušis. Pušis fasadui yra netinkama šiaip mediena, todėl kad jeigu naudojame pušį fasadui, tai reikėtų tada ją dažyti dažyvę, skaidrę dažyvę, kad tos šakos, kur yra, kad jos nesimatytų, nes jeigu dažysime mes su dengiančiais dažais, tai po kelių metų, po 2, kokių 3 metų saulėtoje vietoje tiesiog atrodys kaip blynais nutaškytas fasadas. Tai tas yra labai neestetiška ir negražu, bet būna kitiems žmonėms tas neerzina, bet perfekcionistams labai erzina. Ir tada jie kreipiasi pas mus ir sako, ką daryti, fasadas visas išėjo tokiais blynais ištaškytas. Ne? Tai vienas momentas yra. Kitas momentas yra tas, kad kodėl šiaušta, todėl kad vienas yra tarnavimas ilgesnis ir obliuotas paviršius, jisai sunkiau įgeria dažus, reikia dažniau perdažinėti. Tai va tame esmė yra, kad jeigu nenorim tarnauti prie fasado kas 2-3 metai ir jį perdažinėti, tai tuo atveju vertėtų rinktis šiauštą medieną. Taip, ir kadangi čia yra pietų pusė, tai vis tik tai
tikriausiai yra dar variantų, ką būtų galima rinktis fasadui. Jeigu yra pietinė pusė ir nesinori jai tarnauti ir vis tik norisi to švelnaus, gražaus paviršiaus, tai rekomenduotume tada rinktis termomedieną, bet termomedieną pasirinkus rekomenduotume jos nepradėti dažyti. Nes labai daug yra rinkoje, kai žmonės nori vis tik iš termomedienos pakeisti atspalvį, spalvą ir ten arba dar pradeda šukuoti, kad ilgai laikys nieko panašaus, pietiniai pusė 2 metai reikės perdažyti. Tai jeigu renkamės termomedieną, tai tiesiog jinai tam ir yra sukurta, kad ją tiesiog susimontuojam natūraliai ir paliekam tokia, kokia yra. Tai va, ir turėsit pradžiai taip kaip mano švarkas fasadą, o paskui jisai bus realiai pilkės, kaip bus kaip pilkas grafiti peštukas. Dar labai svarbu tinkamas medinių lentelių dažymas. Kai dažome patys, paprastai fasadas nusidažo nevienodai, skiriasi atspalviai. Todėl ir Mantė Miliauskienė patarė rinktis pramoninį dažymo būdą. Tai būtų lentelės gruntuojamos ir 2 kartus padengiamos dažais. Pramoninis dažymas tų dalykų padeda išvengti, todėl kad paprasčiausiai yra dažoma mašina yra užpurškimas, tada yra šepečiai, kurie įtrina ir tiesiog ir tada tokiu atveju dažosi pramoniniu būdu ir tiesiog jis būna tolygus fasadas, nebūna to margumino tokio ir aišku efektyvus darbas, jeigu reikia labai greitai, tai tiesiog nudažai pramoniniu būdu yra daug naudingiau ir paprasčiau ir tai nėra brangus variantas. Dar svarbu paminėti, kad pramoniniu būdu dažyti tarnaus ilgiau iki maždaug 10-15 metų priklausomai nuo pasirinktų dažų. Jeigu ir jūs turite rūpimų klausimų dėl medinių namų fasadų, kitų statinių dažymo, terasų įrengimo, kreipkitės nemokamos konsultacijos medžioaura.lt.